Mano pranešimas šiandien apie muziejus tarp atminties išsaugojimą ir kultūros procesų kaitos. Ir galvodama apie jį, šiandien nusprendžiau apžvelgti ir akcentuoti, kokiom sąlygom veikia ir su kokiais iššūkiais ar geraisiais pavyzdžiais susiduria muziejai, skaičiuojantis pirmosius veiklos dešimtmečius ir renkantis ne tik vietos istoriją, bet, kaip ir minėjau, bandantis kurti pačios muziejininkystės tradiciją. Ir žinoma, pavyzdžiui, ėmiau Gargždų krašto muziejaus veiklą, bet kviečiu išklausyti ir galbūt pasilyginti, kiek esame panašus ir kuo skiriamės, nes dauguma yra kolegų. Tai kaip jau Zigmas ir kalbėjo, pirmieji oficialūs muziejai Lietuvoje įsteigti XIX amžiuje. Vis tik taip pat norėtųsi atkreipti dėmesį, kad muziejininkystės istorija prasideda dvaruose, kur dvarininkai kaupia įvairias vertybės, bibliotekas. Ir šiandien jau minėtas Dionizas Poška, įkūręs Baublių muziejų, taip pat buvo žemaičių bajoras. Tokių dvarininkų buvo dabartinės Lietuvos teritorijoje nemažai, tik viena tendencija buvo tokia, kad ten dvare sukauptos atvežtos vertybės buvo dažniausiai prieinamos tik dvarininkų svečiams. Tai buvo uždarios kolekcijos ir šią tendenciją bandė keisti grafas, istorikas, kolekcininkas, archeologas Eustachijus Tiškevičius, kuris ir buvo vienas iš iniciatorių įsteigti Vilniaus senienų muziejų. Jis pats perdavė 6,000 eksponatų ir skatino kitus dvarininkus, bajorus taip pat atverti savo kolekcijas. Žinoma, ruošiantis konferencijai, norėjusi pasižiūrėti, kokie muziejai įsteigti 2005 metais, kai steigiamas Gargždų krašto muziejus. Tai kaip matote, vienintelis krašto muziejus, visi kiti yra specializuoti ir aš manyčiau, kad galime daryti išvadą tokią, kad dauguma jau muziejų kraštotyros buvo įsteigti. Jau kaip ir minėta, kai kurie nuo tarpukario ir, sakykime, praeitais metais mūsų kaimynai Mažosios Lietuvos istorijos muziejus minėjo 100 metų, šiais metais Panevėžio muziejus mini 100 metų įkūrimo. Na ir dar viena banga buvo po nepriklausomybės atgavimo. Tai pasižvalgiau, kad aplink kaimynuose Tauragėje krašto muziejų Santaka įsteigtas 1990 metais ir Skuodo muziejus 1991, bet žinoma, buvo jų ir daugiau. Na, matome pagal oficialius duomenis, kad 2024 metais naujausi muziejai įsteigti yra šie. Ir vienas iš jų yra krašto muziejus. Tai reiškia, dar vis yra steigiamų krašto muziejų. Linkėjimai kolegoms pradedantiems veiklą. Kalbant apie Gargždų krašto muziejaus ištakas, taip pat norėtųsi atkreipti dėmesį į Gargždų dvarą, nes galima kalbėti apie tai, kad ir čia buvo kaupiamas kolekcijos ir kadangi turime svečių, truputėlį papasakosiu, kad Gargžduose turėjome dvarą, kuris fiksuojamas nuo 16 amžiaus, bet aukso amžiumi laikomas būtent baronų Renių valdymas nuo 19 amžiaus 3 dešimtmečio iki 20 amžiaus 3 dešimtmečio. Renių giminė kildinama iš Vokietijos, Brėmenio žemių. Lietuvoje įsitvirtino nuo 16 amžiaus, kai Steponas Batoras padovanojo Šarkės dvarą dabartinio Skuodo rajone. Renavo dvaras tapo centrinė Renių valda vėliau Žemaitijoje ir jos valdytojo buvo Antanas Renė, nuotraukoje sėdi kairėje. Gargždų dvaro savininkas buvo brolis Feliksas Renė. Stovi Felikso sūnus Eugenijus Renė, kuris vėliau paveldėjo Gargždų ir Renavo dvarus. Tai nuotraukoje matomi Renių baronai buvo baigę Tartu universitetą, domėjosi mokslo naujovėmis, dvarų, parkų plėtra. Žinoma, kad Eugenijaus Renė Gargžduose turėjo sukaupęs vertingą mokslinę biblioteką, zoologijos, mineralo, porceliano dirbinių kolekcijas ir dėl savo unikalumo sulaukdavo atgarsių ne tik Žemaitijoje. Tenka tik apgailestauti, kad per karų, gaisrų sumaištį šios vertybės yra dingusios, išsisklaidžiusios ir nežinomas jų likimas. Ir paties dvaro pastatų išlikę tik keletas fragmentiškų kadrų, tai skaidrėje matote čia
taip nelabai ryškiai, bet senai kelią nuo Vėžaičių ir dvaro pastatas, na, yra ir skrajutė pas mus įdėtas, tai pasižiūrėsim. Ir čia matome kitą pastatą buvusios Arklidės, kur antram aukšte ir manoma, kad buvo kaupima šita saugoma kolekcija. Tai šiandien šį pastatą turime, bet gerokai pasikeitusi. Keletą pastatų fragmentų dar turime Gargždų Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios teritorijoje. Gerokai perplanuota parką, prie kurio įsikūręs muziejus, buvusi dvaro soda. Na ir keletą fragmentų, bet, sakykime, atvykę dvaro nepamatysite. Todėl ši muziejininkystės tradicija neišsirutulioja toliau ir ji pražuvo kažkur istorijos puslapiuose. Ir antroji mintis, antrasis etapas būtent muziejininkystės, tai gali būti laikomas Gargžduose, kada 2005 metais tuometinės mero pavaduotojos Rūtos Cirtautaitės interviu paminėta, kad mintis įkurti muziejų Gargždiškiam buvo kilusi dar 1997 metais ir tuomet parengtas Gargždiškių raštas, kreipimasis pateiktas Klaipėdos rajono savivaldybei. Sprendimas buvo priimtas, bet neįgyvendintas, taigi reikėjo išlaukti iki 2005 metų, kad šis sumanymas taptų realybę. Iš prisiminimų ir įvairių pasakojimų minima, kad prie iniciatyvos aktyviai prisidėjo tuometinė mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Gargždų miesto garbės pilietė, istorikė Gargždiškė Janina Valančiūtė, menotyrininkė Gargždų miesto garbės pilietė Jovita Skolevičienė su šeima, tarybos narys Česlovas Tarvydas, pirmoji muziejaus direktorė Giedrė Mogilaitė. Žinoma, prie to prisidėjo ir daugiau bendruomenės narių, tuometinių tarybos narių, savivaldybės vadovų, bet tiesiog nesiimsiu vardyti taupydama laiką. Ir skaitant tuometinius Klaipėdos rajono laikraščio Banga puslapius, kuriuos matome, kad nebuvo ginčų ar verta steigti muziejų, labiau buvo diskutuota dėl muziejaus veiklos vietos. Tai, kaip matote, mūsų pastatą. Ir čia nuspręsta muziejų kurdinti buvusio dvaro teritorijoje, vidinėje dvaro gatvelėje, kuri vedė į senąjį dvaro parką. Pirmieji muziejaus eksponatai buvo perimti iš Gedimino Rudžio, tautodailininkų ir etnokultūros puoselėtojų. Gediminas Rudys dirbo Gargždų kultūros namų etnokultūros specialistu, įkūrė etnografinę ekspoziciją, kuri vėliau ir perduota Gargždų krašto muziejui. Nors Gedimino Rudžio nebeturime tarp mūsų, bet muziejui pavyko užmegzti šiltą ryšį su jo artimaisiais, gauti iš jų dovanų eksponatų, nupirkti keletą tapybos darbų, kuriuose vaizduojami gargždai. Palyginimui paminėsiu, kad 2005 metais, kai muziejus startavo, buvo perduota 93 eksponatai. Šiandien kartu su filialais muziejų saugoma daugiau nei 23 000 eksponatų ir sprendžiame fondų saugyklų klausimą labai aktyviai. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad formuojamo Gargždiškio kunigo kultūrininko Mykolo Vaitkaus rinkinys. Pamažu randame ir susigrąžiname Gargždų dvare buvusios bibliotekos knygas su baronu Reniu Lipdėmis. Čia, jeigu matote kampe. Turime nuostabių bičiulių muziejaus, kurie ne tik dovanoja, bet ir skolina eksponatus. Ir turime ir archeologijos, ir etnografijos. Na, turbūt muziejininkai žino, bet tiesiog tik tiek, kad muziejaus įsteigimas 2005, aš vertinčiau truputį jau kaip ir pavėluoti, ta prasme, kad labai didelė dalis galimų eksponatų jau yra pas mūsų kolegas didžiosiuose muziejuose. Ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, ir Lietuvos jūrų muziejus, ar ne Jono eksponatus turi, ir Šiauliai. Tai tiesiog pasklido tiek eksponatai, tiek renkama medžiaga, bet mes labai džiaugiamės, kad daugeliu atveju mes randame bendradarbiavimo galimybės pasiskolinti, eksponuoti pas save šiuos eksponatus. Na ir už tai esam labai labai dėkingi. O grįžtant prie įkūrimo, tai 2005 metais pavasarį buvo įregistruotas muziejus, bet atidarimas įvyko gruodžio mėnesį ir, na, žinoma, kad reikėjo pasiruošti
Ir čia sudėjau ne tik oficialios spaudos puslapius, bet ir kolektyvo pasiruošimą, nes iš tikrųjų muziejininko darbas yra ne tik tai, kas matoma oficialiai ar ne, bet iš tikrai daug darbo iki tol ir kartais tai netelpa net į darbo valandas. Na, aš įsivaizduoju, tik bandau įsivaizduoti, kaip naujam, jaunam kolektyvui, naujam muziejuje sukurti, sudėlioti visą tai ir, na, žinau, kad buvo užkelta aukštai kartelė su naujom ekspozicijom ir, na, kasmet vis jos buvo įdomesnės ir be to turėjo pristatyti miesto istoriją. Tiek laiko apie tai nekalbėta buvo, ar ne? Tai pirmosios muziejaus direktorės Giedrės Mogilaitės žodžiai išsakyti viename interviu buvo apie tai, kad iškart kolektyvas imasi informacijos rinkimo, tyrimų ir gyventojų apklausų, nes aš taip tiesiog vaidinu, kad tai prasidėjo lenktynės su laiku, nes žinom, kad ir gyventojai išeina, ir vertybės dingsta kažkur pasimeta arba yra tiesiog išmetamos. Tiesiog muziejui teko pradėti nuo pirmos darbo dienos vykdyti šitą veiklą, nepaisant to, kad ir pačią įstaigą reikėjo suformuoti. Taigi įsibėgėjo projektai, etno renginiai. Per visą tą laikotarpį kone kasmet buvo parengta po vieną ekspoziciją, pristatyta per miesto gimtadienį. Bet vis tik norėčiau sustoti prie vienos iš jų, tai yra Pragaištingas karas. Ir ji buvo lydima ne tik surinktos informacijos, visų vizualo, bet ir buvo sukurtas filmas. Riba, dokumentinis filmas, pirmosios Antrojo pasaulinio karo dienos Lietuvos-Vokietijos pasienyje. Ir tikrai filme surinkta archyvinė medžiaga, nufilmuoti pateikėjų interviu ir profesionalus temos pristatymas sulaukė milžiniško susidomėjimo Gargžduose. Ir keleto pristatymų ir nekartą naudotos edukacijom šitas filmas. Ir aš iš tikrųjų tuo metu panašiai pradėjau dirbti muziejuje, tai pati pajaučiau, koks produktas tikrai stiprus ir profesionalus sukurtas ir kiek jis turėjo atgarsio. Tai galima tik įsivaizduoti, kiek laiko pirmoji muziejaus komanda Giedrė, Roma, Ernesta, Egidijus, Bronelė ir Regina praleido kurdami muziejaus veidą ir muzeologijos tradicijas Gargžduose. Na, o dabar matote mūsų esamą ekspoziciją, tarpukario Gargždų ekspoziciją. Ir taip pat su komanda jau teko pačiai kurti, su tam tikrais iššūkiais ir komandų pasikeitimų. Bet labai džiaugiuosi Klaipėdos rajono savivaldybės parama įrengiant šią ekspoziciją ir pasitikėjimu. Ir tik tiek paminėsiu, nes popiet pakviesime ją aplankyti, kad šią ekspoziciją planuojant mes pateikėme gyventojams 3 temas, istorinius laikotarpius ir norėjome atsiklausti, kas būtų įdomu pamatyti, išgirsti gargždiškiams. Tai buvo surengtas balsavimas ir jie būtent norėjo pažiūrėti, kaip gyveno smetoninė Lietuva, kaip čia Gargždai, pasienės, kokios tos istorijos. Tai turime rezultatą. Na, kalbant apie muziejaus veiklą, turbūt nieko nenustebinsiu, nes čia dauguma muziejininkų, kad veikiame daug dalykų, tai ir ekskursijos, edukacijos, sakykime, labai didžiuojamės parengtom knygom, tai yra Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui pažymėti, buvo parengta ir išleista knyga Gargždų istorija LDK laikotarpiu ir turime jo sudarytoją Egidijų Miltakį, mūsų buvusi darbuotoja, tai labai norim pasidžiaugti. Taip pat buvo rasta bibliotekų fonduose ir iš lenkų kalbos išleista barono Eugenijaus Renė poezijos knyga Žemaičių vaizdeliai. Taip pat matoma ekrane. Tai irgi sudarytojas kitas istorikas mūsų, Marius Mockas. Tai taip dvarininkų palikimą vis primenam gargždams. Na ir išleista yra ir žaidimai įvairūs, ir stalo žaidimas. Ką norėčiau dar paminėti, kad stengiantis pasiekti kuo daugiau lankytojų įvairovę, mes vykdėme projektą sveikatinimo, mes taip vadinam, iš Klaipėdos rajono savivaldybės lėšų
bet bendradarbiavimas su senjorų globos namais ir jiems siūlėme savo edukacijas, ekskursijas vedėme, bet noriu atkreipdėmėsi, kad ir patys muziejininkai pasikėlėme labai stipriai savo kompetencijas, nes tai nauja mums buvo sritis, o kad pasiekti platesnį gyventojų skaičių, lankytojų skaičių, tai mes visokias iniciatyvas bandome ir, pavyzdžiui, vienas pavyzdžių, kad Gargždų poliklinikoje tarsi tokioje netikėtoje vietoje įrengiam savo parodą, kurią neseniai kalbėjau, norėjau nukabinti, sakė, ne, palikit, labai mums tinka ir patinka, nes tas, kas laukia prie kabineto, turi laiko ir pasidomi, kuo gyveno Gargždai ir ten yra net ir rajono senosios nuotraukos sudėtos. Na ir įsteigus Gargždų krašto muziejų, iš karto, galima sakyti, prasidėjo ir veiklos ir geografinė plėtra, tai kadangi irgi turime svečių, trumpai pristatysiu, kad buvo prijungtas Laisvės kovų ir tremties muziejus Priekulėje, įkurtas buvusioje žandarmerijoje. Mes čia turime tremties vagono originalą, bunkerio kopiją ir įdėjau naujausią mūsų pasiūlymo skrajutę, tai pabėgimo kambarį partizano pėdsakais, ypatingai susilaukęs dabar susidomėjimo, kur visoje muziejaus teritorijoje yra organizuojamas būtent pabėgimo kambario užduotis. Tai labai kviečiam išbandyti. Na, o už muziejaus ribų muziejininkės Dovilė ir Sabina veda ekskursijos po Priekulės miesto senamiestį. Tai irgi yra labai toks į Priekulės miesto istoriją rakursas. Apie Klaipėdos krašto gyventojų kaimišką buitį pasakome kitame mūsų filiale, tai Glonėnų etnografiniai sodybui, kur šiuolaikinio miestelio apsupty išlaikyta autentiška sodyba su čia gyvenusių šeimininkų baldais bei daiktais. Sodyboje jau 40 metų veikia Klojimo teatras ir su kuriuo bendradarbiaujame, kviečiame lankytojus ne tik į teatrų spektaklius, bet ir siūlome teatralizuotus renginius. Dar vienas mūsų filialas, rašytojos Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus, lankytojus žavi autentiška aplinka, pasakojimas apie rašytojos gyvenimą ir asmenybę, galima skaityti gotiškų šriftų, pabandyti ir išbandyti naujai kuriamą kūrybos erdvę. Na ir talentingo ir garsaus pamario laivadirbio Jono Gižo etnografinė sodyba, kurioje galima susipažinti su sparčiai nykstančiu laivadirbio amatu. Pajusti pamario žvejų, jų šeimų gyvenimo ypatumus. Čia šeimos turi galimybę susirinkti savo vėtrungę, siūlomas virtualus žaidimas, turime sukūrę appsą Žvejok. Ir paslaptingiausias mūsų objektas yra, mes jį taip vadinam koplyčia, ten pirmosios nuotraukos, kur gamta, architektūra ir legendos susilieja į vieną unikalią patirtį, ji lankoma savarankiškai ir yra vienintelė mūsų rajone katalikiška koplyčia liuterono dalyje. Naujausia ekspozicija Vėjo milžino istorija apie malūną, kuris sukosi savo korpusu. Na ir aš dabar trumpai prabėgsiu, tiek reklamos prisidėjau, kad apie esmę. Kalbėdami apie visą išvardytą mūsų muziejininkų sąstatą, aš ruošdamasi pranešimui sudėliojau tos procesus, kurie, manau, ypatingai veikia muziejininkų įstaigos gyvenimą. Ir labai trumpai perbėgsiu. Pirmiausia, pasižiūrėjau į valstybės politiką. Ir labai atidžiai pasianalizavau muziejų įstatymą. Ir man išryškėjo, kad jeigu seniau, kai kūrė Gargždų krašto muziejų, buvo dėmesys sutelktas į vertybių apsaugą, apskaitą ir tyrimus, ir muziejai tuo metu turėjo tarsi uždarumo paslapties aureolę, tai šių dienų prioritetai yra atvirumas, viešumas, vis didesnės bendruomenės, visuomenės įsitraukimas į muziejaus procesus. Smagu, kad muziejus tampa natūralia bendruomenės gyvenimo dalimi, tik ir pats muziejus yra neįsivaizduojamas be marketingo, bet galbūt mes kartais neturime laiko, žmogiškųjų išteklių išsamiau patyrinėti ir papasakoti apie istorinį laikotarpį, eksponatą, nes esame susitelkę į tą marketingą ir kartais gal bijome, kad lankytojui pabos, jeigu mes per ilgai kalbėsime ir
per giliai analizuosime. Vertinant skaitmenizacijos pažangą, muziejams taip pat yra iššūkis skaitmenizacija, nes ne visada pakanka kompetencijų ir mes taip pat trūkstame tų žmogiškų išteklių, kad prisitaikyti, išmokti taip greitai ir perimti. Bet geroji pusė yra tai, kad mes turime naujas platformas, jos jau nebe naujos, bet tada, kai Gargždų krašto muziejus kūrėsi jos naujos, kuriuose dirbame ir aš įsivaizduoju, kad 2005 metais istorikui rasti šaltinį buvo žymiai ilgiau ir sunkiau, nes reikėjo važiuoti į archyvus. Šiandien mes galime atsiversti internete dalį jų. Važiavimas į archyvus lieka dar vis. Norisi pasidžiaugti ir švietimo procesais. Aš manyčiau, kad tiek kultūros paso programa, tiek programų atnaujinimas, integruotos pamokos, visi pabandymai yra gerai, puiku ir mes iš tikrųjų irgi stengiamės tuo naudotis, bet ir pačios švietimo bendruomenės noras bendradarbiauti, dirbti kartu yra tikrai didesnis ir tuo iš tikrųjų tik į naudą, aš manau, abiem pusėm, kai ir vaikas patiria istoriją ir muziejus sulaukia, auginasi lankytojų. Na ir kadangi esam savivaldybės muziejus, tai norėjau atkreipti dėmesį, kaip mes ir su vietos savivalda dirbam. Čia turbūt kiekvienas muziejus galėtų papasakoti savo istoriją, bet aš noriu pasidžiaugti, kad mes esame aktyvūs kultūros strategijos vykdytojai ir turizmo plėtros plano. Mūsų nuomonės atsiklausoma yra formuojant miesto tam tikras teritorijas, įsiklausoma į pasiūlymus ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad palaikymo yra. Ir paskutinis mūsų pasiūlymas yra Baronų Renių skveras parke. Jeigu šiandien būsite prie muziejaus, parodysim. Tai siekiant įamžinti dvarininkų atminimą, pasiūlymas yra iš mūsų, kad įrengti skverą, kuriame fontanas, kuriame tam tikri inicialai ir ženklai būtų. Ir šitas palaikymas yra, finansai paskirti yra, vyksta darbai ir tuo reikia tik pasidžiaugti. Na žinoma, žmogiškieji ištekliai yra svarbiausia turbūt be eksponatų muziejų, žmogiškieji ištekliai. Čia sudėjau visų mūsų kolegų, kiek radau, ne visi mėgo fotografuotis nuotraukas, kad prisiminti tiem, kas sugrįžo čia. O iš tikrųjų, kalbant apie muziejininkus, tai labai smagu, kad yra žmonių, atsiranda konkursuose noro dirbti pas mus, ateiti ar ne. Tai galbūt trūkstame tų tikrųjų profesionalų, etnografų, su kuriais galėtume dirbti iškart nuo pirmos dienos. Ir mums dažnai tenka užsiauginti arba perkvalifikuoti darbuotoją, apmokyti, kaip dirbti muziejuje, kokia yra specifika. Nes pareiginės skamba labai administraciškai ir žmonės tai nesupranta, neįsigilina galbūt ir neturi tos patirties. Na ir apie ateitį padėjau klaustuką, nes mes nežinome, kokia ateitis mūsų laukia, bet ką dabar išvelgčiau, tai mes auga naujas lankytojas, nauja karta, prie kurios reikia pabandyti prisitaikyti, išmokti jų kalbą ir tai, manau, labai paveiks dirbtinis intelektas, mes mokomės, o jiems tai jau kaip ir įgimta, ar ne? Tai visos ekspozicijos veiklos ir taip toliau turėtų būti pergalvotos per jų prizmę, bet aš ir vėl grįžtu prie tos minties, tai kiek mes žaisime pagal jų taisyklės ir kiek mes pasakosim istoriją mūsų. Na ir pabaigai įdėjo man labai iš tikrųjų Baltijos kelias, nežinau, asmeniškai labai imponuoja pats įvykis, ta žmonių stiprybė ir tas susitelkimas, tai manau, kad ir į ateitį žvelgiant muziejuose taip pat. Mes turime būti vieni šalia kitų, ne tik muziejininkai, bet ir bendruomenės, savivalda ir visi, kas su muziejais gyvena ir dirba, susikibti rankomis ir tą jaunimą, naująją kartą taip pat pakviesti į muziejus. Ačiū labai.